labai džiaugiamės kalbėdami apie šį projektą, kuomet Lietuvoje turime pirmą istorinį įvykį, nes didieji Lietuvos miestai išvydo pirmąjį elektrinį Scania ir aplamai pirmąjį tokio tipo sunkvežimį skirtą darbui mieste ir būtent prekių išvežiojimui. Kodėl tai darome? Scania globalus tikslas yra sumažinti 20% CO2 emisijas iki 2025 metų, lyginant su 2015 metais. Na, o mūsų tikslas yra labai stiprus ir aiškus – dekarbonizuoti Lietuvoje dirbantį vietinį transportą. Ir kaip jau nekartą kalbėjome, visa tai prasideda nuo miesto sunkvežimių. Nes čia yra lengviausia sukontroliuoti infrastruktūrą, reiškia klientas savo bazėje gali įsirengti infrastruktūrą, nuvažiuojamo kilometražo taip pat pilnai užtenka atlikti dienos darbus. Įmonėje Baltic Logistics Solutions nuolatos atsinaujiname autoparką ir stengiamės išlaikyti autoparko amžių kuo mažesnį. Šiuo metu jis apytiksliai apie 5 metai. Atsiradus galimybę pasibandyti kažką naujo, visada stengiamės ją naudotis ir elektrinis Scania sunkvežimis neišimtis. Kiekvieno pirkimo metu darome kažkokius tai testus, bandymus, stengiamės daryti automobilius kuo patogesnius tiek vairuotojams, tiek procesui. Todėl patirties apie testavimus turim nemažai. Šiam testui teko ir pasikoreguoti šiek tiek infrastruktūrą, pakrovimo labui. Tai šiokia tokia investicija ir į ateitį, manau. Pabandžius automobilį supratom, kad šiai dienai jis atitinka jau mūsų keliamus reikalavimus iš proceso pusės. Su juo tikrai įmanoma dirbti distribucijos tipo darbą. Automobilio krovimas vyksta naktį, iš esmės mes pasiruošėme per naktį iki ankstyvo ryto, kada ir pradedame savo procesą. Likęs autoparkas lygiai taip pat tuo metu iš principo stovi, tai nesukelia kažkokio didžiulio diskomforto. Labai keista važiuoti ir jokio garso iš variklio pusės negirdėti, nei kaip burzgia šaldytuvas, negirdėti, nei kaip mašina pati važiuoja. Kaip sakant, vėjas tik pučia ir nieko daugiau negirdėti. Pirma diena, aišku, šiek tiek sukėlė įtampos ir jaudulio, nes nuvykus į tolimiausią tašką akumuliatorius rodė, kad liko resursas 45%. Tai grįžtant atgal į bazę teko panaudoti ekonominio vairavimo įgūdžius, kas leido pasiekti tikslą galutinį. Ir dar iš tokių pastebėjimų, kad šitas automobilis būtų kaip labai gera mokymo priemonė mūsų esamiem vairuotojams, kaip ekonominio vairavimo įgūdžių tobulinimo priemonė.